Žygimantas Kudirka. Taip, sveiki, sveiki. Esu Žygimantas Kudirka ir, negalėjau prisiminti tokio jau vieno feilo, kurį reikėtų pasakot 15 minučių, tai pririnkau daug mažų feiliukų. Tai esu vyriausias reklamos kūrybininkas, copywriteris, jau 15 metų scenoje. Dirbau agentūrose Love, Verniu, įkūrėme ir kūrybinį tandemą Stefken plus Kudirka, o jau nuo 2017 esu iš vis solo freelanceris. Ir kai tapau freelanceriu, tai tapau visiems draugu, ir agentūrom, ir klientam, ir kolegom kūrybininkam. Ir iš tiesų pats pirmas feilas reklamos industrijoje įvyko dar į ją net neįėjus, nes kai aplikavau į patį pirmą darbą, iš karto bandžiau patekti ir į Love, ir į Milk agentūras. Tai gerai, kad viena iš jų priėmė mane, buvo pirmesnė. Ir nuo to laiko aš jau sėkmingai darbuojasi ir Lietuvos rinkoje, ir su užsienio klientais, tokiais kaip BBC ar British Library ir panašiai. Galvojau, kaip čia pasukti įdomesnių kampų šios dienos feilų temą. Ir nebūtinai feilas reiškia kažką labai blogo. Štai net porą keisų prisiminiau, kuomet feilas buvo per gerai. Tai vienas iš tų atvejų, labai trumpai, tai buvo Utenos, darbas su Utenos alumi ir, čia buvo ir kampanija, kurioje reklamavome Nealo, Sofą, Ežerą ir Ketvirtadienį, bet žodžiu, Švyturys iš karto sunerimo, nes Utena negali būti geriau nei Švyturys. Tai reikėjo labai atsargiai nepadaryti per gerai. Lygiai taip pat panaši labai situacija buvo ir su Barboros kampanija. Turi entuziazmą, turime tau darbo. Tai vėlgi tam tikrų metų jau Maxima pradėjo siųsti signalus, kad Barbora negali būti krūčiau negu Maxima. Tai to pasėkoje netgi reklamos kampanija buvo pristabdyta, nes ir nesugebėjo jau visi tie darbuotojai pradėjo plūst į Barborą ir taip pat jau Maxima pradėjo kaupti tamsius debesis. Bet galų gale kampanija pranoko ir savo pamatinius tikslus ir be to, kad prikvietė darbuotojų į Barborą, taip pat jos pagerino įvaizdį ir laimėjo auksą pasvordę. Taigi ne tik kūrybingos reklamos, bet ir efektyvios. O nuo adrenalino strėlių esu, kol dar jų ne 3D printino, tai esu ir kuprinę susiplėšęs. Štai, kitas feiliukas. Tai susijęs su priekaištais valdžiai, kas yra šiom dienom labai aktualu. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų viskas labai puikiai. Tai DevBridge tenais užsiema programinės įrangos ir programėlių kūrimu. Ir per programuotojų dieną sukūriau netradicinę reklamą. Tai Vokiečių gatvės visą taką paskyrėm pėstiesiem, kurie skrolina. Ir atrodytų netradicinė reklama, ji liko žymiai ilgiau nei kampanijos laikotarpis, nes jos nieks nenuvalė ir lietus nenuplovė. Ir štai meras palaimino, žodžiu, labai sėkminga partizaninė reklama. Bet yra ir štai įprasti takai skirti padams, o šis takas iPadams. Viskas puiku atrodytų, puikiausias keisas. Tik viena bėda, kad aš net ir čia atvykau dviračiu ir esu užkietėjęs dviračio kaip transporto naudotojas. Ir man tuometinė valdžia pripasakojo, kaip jie kaip tik
kai ieškojom vietos, kur šitą taką galima padaryti, jie pasakojo, kad kaip tik tas Vokiečių gatvės dviračių takas bus naikinamas, greta jo bus kažkur šone jau sukurtas, sutvertas normalus dviračių takas. Na ir tada tą dviračių taką pavertėm paviršiumi reklamai. Nu ir žinoma, valdžia negalima pasitikėti, Blinkevičiūtė. Ir žinoma, niekas nesukūrė to kito tako, tai aš kartu su visais miesto dviratininkais nekenčiau savęs už šitą kampaniją. Na, bet kita vertus, tiek šis takas, tiek tas dviračių takas buvo nupaišyti, tad koks skirtumas? Jie abu nebuvo tikri. Gerai, na ir štai artėjame prie kulminacinės istorijos ir apie kirus ir žuvėdras. Dabar pasakykite jūs man, kur matote kirą, o kur žuvėdrą. Paplokite, jeigu manote, kad žuvėdra yra šis paukštis. Paplokite, jei manote, kad žuvėdra yra šis paukštis. Na va, iš tiesų nesate tokie jau įsitikinę. Na ir tai buvo jau prieš daugelį metų daryta Carlsbergo reklama. Ir, na, viskas su jie buvo labai paprastai, labai bold move. Tiesiog visuose priemonėse, kurios tiesa buvo site specific, taigi ten buvo visai tokių įdomių sprendimų konkrečiose miesto vietose, buvo labai daug pačių printų ir outdoorų variacijų. Na ir viename šone, šiek tiek vėliau dar pamatysite patį printą, viename šone buvo vaizduojamas kažkoks akivaizdus objektas, sakykime, ten, na, galėtų tai būti bet kas šakotis ir sakome, bene tai bus šakotis, na ir greta jo bene geriausias alus pasaulyje. Na, tai atrodytų viskas paprasta ir pajūryje išleidome reklamą prie keltų su žuvėdra, kaip buvo manoma. Na ir išėjo ta kampanija ir viskas atrodytų taip ir praeis. Bet čia pasirodė ornitologas. Atrodytų, kad ornitologai nėra tokie jau didelė tribūna turintys žmonės, bet shit hit the fan. Kažkokiu būdu ornitologo balsas prasimušė į visą mediją. Ornitologas taiga aptarinėja ir Dansų, ir Delfi, ir 15 min. Ornitologo poziciją visi kramto, atrajoja ir komentuoja visas internetas. Klientas panikuodamas jau rašo mums žinutes. Pažiūrėkime, kas dar kitam slaide. Dar grįšime prie jo. Žodžiu, visi panikuoja ir tas ornitologas visišką shitstormą iššaukė. Na ir svarbiausia, kad visi senoj perkeloj mėtydami bulkas vadina tos paukščių žuvėdrom. Jonathanas Livingstonas visai ne žuvėdra, ten kiras. Jonathanas Livingstonas turėtų būti kiras, ten irgi yra apie kirą. Taigi, na, gavom per akis pamokų ornitologinių. Žodžiu, nu, kas galėjo pagalvoti. Na, bet sureaguota buvo spitriai. Taigi, čia yra tik tokios kokybės, jau radau interneto archyvose
originalus printas, na ir sureagavome greitai ir padarėme reklamą, kur atsidūrė tas pats reklamos stendas, jau reklamos stende, ko gero ornitologai turi gerą akį, internete dar su prierašu sidabrinį kirą sunku atpažinti, bet geriausią alų tikrai ne. Tai štai. Nu va, ir ką iš to galim pasimokyti, kad tokia greita reakcija, šmaikšti, šita reklama nebūtų, na, tikrai niekuo ypatinga. Ji veikia tik tai kaip viena visumos detalė ir jau šitas printas tai tikrai niekuo, na, neišsiskiria, bet po šito stando, po šito greito atsako tai galime matyti. Carlsberg sureaguoja greitai ir puikiai. Facebook ūžia nuo klaidos reklamoje. 1-0 suklydusiojo naudai. Viešųjų ryšių specialistai, jie sugebėjo subtiliai pasišaipyti patys iš savęs. Viešųjų ryšių specialistais giria įmonę už greitą reakciją. Be to, jie svarsto, ar tai tik nebus iš anksto suplanuota. Tai net gal ir tas ornitologas yra nupirktas. Įmonė parodė, kaip gerai tvarkosi su krizinėmis situacijomis. Gražiai ir subtiliai atsakė į visą tai, kas vyksta ir padarė tai be proto greitai. Žodžiu, na va, ir galų gale ši klaida atnešė netgi adrenalino strėlę. Tai va, darykite tas klaidas, pasirodo, jei ne ta klaida, tai būtų labai vidutiniškas printas, lyginant su visais printais, kuriuos pavyko prikurti. Na va, tai iš tiesų net nežiūrėjau į tą laikrodį, net nežinau, kur jo ieškoti. Tai tokia mano trumpa istorija. Norite išskirtinių reklamų, kreipkitės. Aš esu Žygimantas Kudirka, pasitikėk genais.